Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime gegužės 11 dieną. Į objektą atvažiavom 7:30 ryte, užsakovų pačių nebuvo. Čia grįžinys jau, vėjas labai didelis gal į tą pusę. Užsakovų dar nebuvo. Dirbam vieni. Fokusas, va. Dirbam vieni. Po to užsakovai turi siurbliuką. Parkside, kilovato 100, tas sirbliukas jau nunešęs, va. Taip yra sirbliukas, bet jis be automatikas. Dėl to nuvažiavo Vilnių su savo reikalais ir užsakovo, sakant, atvežti hidroforą. O čia jau su automatika, Mr. Gardineris, va. O čia yra su automatika integruota. Vietoj hidroforo ir nėra tik tai įsiviltimo bato. Dėl to, kad važiuoju namuką, tokį įvadą kasą jau veikia užsakovai. Ir pastatysi va tą būdelę, kad neužlyto siurblio ir pasiduos vagudėlį, namelį, vandenį. Čia dabar sodų bendrija Pušynas prie, kaip čia, Gaibonis ir skaitos, čia jau Gaibonis. Bet čia dar prieš Gaibonį kylant į kalną, jo, apačioj, po kairę pusę nuo, jo, už vaikų plaflaktoriumo, pirma sodų bendrija į kairę, taip. Tai va, bendras gręžinio gilis gavosi 5,15, o toksai jau gražus smėliukas. Vandenį užvirinam, labai nežymiai pakeitė spalvą, labai nežymiai. Į stiklinį įpylėm vandens, labai nežymiai, kvapo jokio nėra. Tai va, iš tikrųjų pakankamai geras vanduo, pamatavom vandens debetą, nu čia varo smarkiai, 23 sekundės, 12 litrų kibiras vandens prisikilo, tai čia gaunasi kubas 873 litrai, nu beveik 1,9 kubai į valandą. Va. Paimsim slaikėlį, tai šį kartą jau didelis laikas, 3 litrų pripilsim. O taip, tai ką, pilam. Va. Pildasi gražiai, vėjas aišku. Ir va, vanduo visiškai skaidrus, pilnai prasivalęs. Aišku, čia pirmas grąžinys šitoje sodų bendrijoje. Laisvą vandenį sodų bendrija turi, gegužės 5 dieną sakė pajungė, bet dabar kažkokia avarija įvykus. Tvarko, tai žmonės dabar laisvą vandens neturi. Bet pradeda, aišku, sezoną pavasario žymiai anksčiau, jau kovo gale, balandžio pradžio, tai vanduo reikalingas. O didelis daržas, iš tikrųjų. O didelis daržas, namukas, o užsakovai, tėvas, sūnus, viskas veikia, kasa. O lysės atrodo, va česnakai, matau, braškės. Šiltnamis toksai, o va čia vat, einu parodysiu, va čia tikras šaltinis va teka, va kaip matot, va čia teka tikras šaltinis nuo kalno tenai pusės, bet ten ne kalnas, tenai tokia žemuma, tik tai čia mes biški žemiau. Ir va, ir šitas va šaltinukas teka tiesiai Elektrėnų marias. Tai va, dėl to ir negiliai gavosi čia grįžinys, čia toksai buvo raistas pelkė, 2 metrai buvo vandeningas smėlis. Nu, po juodžemio, iki 2 metrų, po to vandens paramolis ir po moliu prasidėjo šitas vandeningas smėliukas, kuris tęsiasi, nu, čia apie 2,40 va taip gilio. Tai čia geras labai sluoksnis, geras debetas vandens. Ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba. Puikiai. Ačiū labai. Aišku, užsakovas nematė, kaip dirbam, bet, nu, kai sakau... Rezultatas geras. Svajos, užtat mato rezultatą, va. Tai jau varo, tiesiai tą šaltinį. Viskas liuks. Nu tai ką, tada visiems gero savaitgalio, gero šeštadienio ir geros dienos. Iki viso.